Labas visiems, šaikelė. Naujas vlogelis. Skrendam į Kroatiją. Skrendam, važiuojam. Važiuojam mes į Kroatiją. Ruošiamės reisui. Einam pilti langų valymo skysčio. Reikia druskos paimti. Ir vešim šį kartą 1910. Didžiausia iš John Deere esamų forwarderių. Tikiuosi, viskas bus labai prikoldai. Dabar tokiais orais tai labai greitai tas skystis baigėsi. Degalinėse kainos tai nerealios. Praeitą reisą Vokietijoje 3 litrus pirkau už 19,99. Vokietijoje, aišku, kainos tai načert. Dar supilam 2 bakelius ir pabiškai judėsim. Ir taip, prieš išvažiuojant dar pakeliui reikia pasiimti savo traktoriuką. O mūsų traktoriukas dirba tokioj gražioj vietoj. Tai gerai, čia lekiam. Dabar biški rodeo miškais. Tai Boružė ne tik asfaltų važiuoja, kaip matot, bet ir būna ir taip reikia pavažiuoti. Čia dažniausiai taip važiuoja, kai reikia saviškius traktorius vežti. Su vikšrais nelabai pavažiadėsi. Lekiam dabar 12,70, senuką pasikrausim jį čia po vietą iki Galgių davežam ir lekiam tada 19,10 krautą į Kazlų Rūdą. Žiemą yra labai didelė problema išsiilginti tralą. Tai prisikabinam prie traktoriaus ir važiuodami ilginamės, kitaip niekaip. Po vandens užvažiuoti su vikšrais, labai slydu, tai nuimam dabar vikšrus. Važiuosim antrą dublį. Taip, vienu žodžiu, oi, per daug išsiilginom, bet jau dabar nesitrumpinsim. Eina nafik, žiemą tai tikrai ne tas darbas, kurio galima su šypsada važiuoti. Ypač į tokias vietas. Gerai, vikšrai jau beveik nuimti. Čia prisiknysau, kol viską pasidariau, nu nafik. Žiema, božaju, žiema. Oi, ilgas pasikrovimas, vienu žodžiu, pasikrovimas šiaip vyksta 15 minučių, čia jau valandą pisamės. Nieko nepadarysi, žiema žemulė. Eina nafik. Tralas laukia paruoštas. Dar su harvesteriu vikšrus pakrauti nėra super lengviausia. Oi, dar užsikabino. Va, ir viskas. Sunkus darbas žiemą, dar kad pasikartosiu. Paguldysim galvą. Все. Susirišam ir važiuojam. Supista žiema. Vienu žodžiu, ten kalnas ir все. Ir stojom. Ant pačios įkalnės įvažiavau, nusileido tinginys ir все. Nu ką, nusikroviam. Va, mūsų traktoriukas stovi, nukrautas. Ten antras mūsų vežioja kažkur. Dabar judam, gerai, kad čia nors kelias išvalytas, čia turbūt tvarko kelią, nežinau. Judam dabar į Kazlų Rūdą tenais. Krausim kitą traktoriuką. Taip, mes randamas Fomisas. Belin kiek traktoriučių pas jį. Krausim šitą žvėrį. 19,10. Va, čia toks dar vienas stovi. Labai didelis traktorius ir sunkus. Linksmas važiavimas bus tikrai.
Nu, все, офигенный. Pabandyk biškį atgal. Nereikia. Kol išvažiuojam, jau sutemo. Ir dar vartai neatsidaro. Все, mes pasikrovėm, gal sukrovėm rungius dar, tai nafik, kaip gražiai viskas mirksi. Все, kalėdų eglutė važiuoja dirbti. Labas rytas, Šaika. Geriam kavą, papusryčiavom. Pradėjo gan stipriai snigti Lenkija už Belostoko. Tai geriam kavą ir judam toliau. Tikiuosi link Slovako. Tenais nebus sniego ir bus viskas išvalyta, nes tenais kalnai katastrofa. Nu ir ką, prasideda pas mus linksmybės. Apvažinėjom 50-ukų, mes sninga belenkaip, kelininkų nesimato. Tikiuosi bus viskas čia normaliai. Nu, bet čia nei kalnų, nei nieko tokio nėra, tai čia ramus kelias, svarbiausia avarijų jokių nebūtų. Lengvykės normaliai važiuotų, viskas kita bus gerai. Taip, nu ką, Šaikelė, šiandien jau penktadienio vakaras. Buvo toks prikolas, kad nedavė leidimo ketvirtadieniui važiuoti ir šiandien iš ryto. Tai išvažiuoju tik tai penktadienis vakaras, per visą naktį važiuosim dabar visą Slovakiją ir visą Vengriją iki Kroatijos sienos, tai pilotą turėsim ir Slovakose, ir Vengruose, ir Kroatuose. Tai dabar 3 pilotai Lenkijoje, blemba, nematau kaip jums parodyti, bet čia kalnuose sniego belenkiek. Boružė viskas tvarkoja, dirba normaliai, važiuoja viskas gerai. Stebėkite, laukite tęsinio, dabar laukiam piloto, daromės kavą ir lekiam dirbti. Šiandien iki kokių, galvoju, 5 ryto varysim. Nu ką, Šaikelė, mes važiuojam, ten iš priekio važiuoja pilotas mano Slovakijos. Dabar važiuojam per Slovakiją, čia dar sniego kol kas, matau, pašonėse yra gan daug. Sunkiausius momentus jau pravažiavom. Ten jau tokie momentai, kad net telefonė nelabai palaikysi rankose. Bet Slovako pilotas, kaip visada Slovakijoje, jie atlieka savo darbą labai gerai, viską prisižiūri, prisistabdo ir taip toliau. Tai nuo Slovakijos mums dar liko apie 100 km, 155 km iki Miškolco. Tai ką, važiuojam pabiškį toliau, visą naktys priekį, šiandien iki 4 ryto reikės dirbti, nes dar visą Vengriją reikės pravažiuoti. Tai va čia kelia toks reisiukas gaunasi. Mes Vengrijoje, Vengrijos pilotas su mumis dabar tikrina mūsų leidimą, svorį. Ir taip toliau, kontrolė, čia kiekviena fūra turi pravažiuoti, jeigu viršsvoris, virš gabarito, reikia į patikrinimą užvažiuoti. Dabar sutikrinam dokus ir lekiam toliau. Nu ką, Šaika, mes užvažiavom netoli sienos užsipilt kuro, taip su pilotu, traktorius vietoj, viskas tvarkoj, pilamės kurą, tuščia Vengrija, tuščia degalinė. Tai prisipilnam pilną baką ir lekiam toliau. Pas mus 3:30 ryto. Viskas gerai. Sniego. Ai, sniego yra. Aš jau nematau, ble, sniego yra. Ir Vengrijai sniego yra. Toj dar kavytės reikia pilotui nupirkti. Ir lėksim toliau su boružėlėm. Ką, Šaika, mums liko 37 km iki sienos Kroatijos. 4 ryto, 15 minučių, iš galo pilotas juda, viskas tvarkoj. Biškį po biškį judam link tikslo. Nu ką, Šaikelė, šeštadienį. Rytas, man rytas, jums diena. Kroatijos, Vengrijos pasienis. Čigonai pavogė sniegą. Iš vaikų sniego Vengrijai, Chorvatijai nebus. Vakar atvažiavom apie 5 ryto, atsistojom į parkingą. Čia toks parkingėlis. Krovinukas stovi vietoje, viskas tvarkoj. Nieko pas mus čia neiškrito. Visos padangos sveikos. Taip, viskas vietoj, tralas purvinas, kelias tai nu nafik.
ilgas žiaurus. Nu, viskas tvarkoja, laukiam va 1 valandos. Atvažiuoja kroatų pilotas, palyda. Ir lėksim link nusikrovimo. Ir po to dar iki Austrijos sienos. Vat, Boružė nenuplauta. Sniego dafiga buvo, purvo. Bet viskas tvarkoja. Nu, nors neslidu, nors tai gerai. Taip, atvažiavo Slovakų pilotas. Viskas. Boružė jau ruošiasi važiuoti. Sėdam už vairo ir po biškį judam kroatų sieną pravažiuoti. Nu, pats nemaloniausias dalykas, kuris galėjo atsitikti. Užsikirto mums stabdžiai, šovė, baigėsi kaladėlės. Vieno žodžio reikia įtempti ir vieną kartą jobinti gerai. Pati patogiausia vieta, taip. Stabdžius atjungiam, dabar reikia triščiotkę. Tas pas, blėt, ant 13. Jau tu man matyti, vat išlystų padėtų, nesidėt. Blėt, sėdi pizdėlė nuo telefonų. Taip, dabar reikia. Palauk. Neprisimenu, į kurią pusę. Tik tai sukt. Vienu žodžiu reikia dabar. Ja, čia mes užsukam, reikia į kitą pusę. Ja, kažkaip taip. Reikia išsukti triščiotkę. Kitą kartą neužsispausto. Ai, kaip patogu, blėka. Обожаю. Geriausias darbas pasaulyje. Geriausias darbas pasaulyje. Ką, 25 minutės. Ir judam toliau. Oi, ble. Kalnais pavažiavau, sunkus krovinys ir va, staigiai būna. Bet jau pripratęs prie tokių dalykų, ne pirmą kartą, tai greitai atlaisvinau, dabar viena ašis nestabdės. Nu kaip ne, viena ašis, tai 2 ratai, vienos ašies, viena pusė. Nieko tokio, ratų pas mane daug, stabdžių tikrai užteks, daugiau retaiderių stabdysim, jeigu oro sąlygos leis. Visio, lekiam toliau 150 km iki nusikrovimo. Visio, nuvažiuojam, kaip sakoma, nusikrovimas vyksta pilnu tempu. Visio, krovinys pristatytas, aš čia jau atvežu, neprisimenu, 8 traktorių ir visi didžiuliai. Tai va, įmonė užsiema tik tai tokiais traktoriais. Tai ką, aš susiruošiu tralą, atiduodu vikšrus ir lėkiu link Austrijos sienos. Karoči, situacija, blėt, tokia negraži gavosi. Įvažiavo biški serbas man. Stovėjau aikšteliai, nu jau gulėjau, miegojau beveik. Mašina visą kratusi, galvoju, kas čia. Tai ten iki galo nepapasakau, aš važinėjo serbas už šaldytuvų ir kur pas mane tos lentelės stovi, negabaritui ir viršum užkabino, nu karočią, nėra lentelės. Ai, tai, blei, sakau, davai nors 50 eurų kokių, vis tiek, lentelė, ten laidai ir taip toliau, sako, neturiu, tricoką davė. Suprantu. O tokios situacijos kiekvienam gali būti, naktis, nuovargis ir taip toliau, nu, yra kaip yra, reikės dabar darytis policijos tikrai tokiam įvykiui nesinorėjo kviestis. Tai va, toks va, foristų, ble, gyvenimas, sorry, tamsu čia pas mane mašinai. Ką mes dabar randamės Slovenijos, Austrijos pasienyje, rytoj Austrijoje čia 40 km liko iki pasikrovimo, rytoj 9 kraus, tai miegam ir važiuojam jau šiandien, kas pirmadienio vakaras jau. Rytoj antradienis pasikrovimas, ketvirtadienis kažkur turėtume būti namuose. Nu ką, šakelė, antradienio rytas. Labą rytą visiems. Taip, va, stovi mūsų krovinys, uždengtas, o tenais man jau susideda kranas, kuris atvažiuos mus krauti. Tai mums dabar reikia uždaryti šitas duobes dvi
Tas paliksim atviras. Tai va šitas lentukės, bardakas. Žinau, čia reikia sudėti šitas. Viską padarysim. Tentą duos savo, tai mūsiškio nereikės. Ir viso. Kraunam ir namo. Taip, va toks didelis kranas atvažiavo. Krausim mes va tokį va dalyką. Atrodo, iš tikrųjų mažas. Nieko įspūdingo, bet 30 tonų. Dar šitą tentą reikės užmest po to ant viršaus. Ir čia ant galo dar vieną palėtį padėsim tarp rampų. Tai va, tai čia ant priekio atsistos, va gumos. Nežinau, ar išeis man pafilmuoti, kaip mes čia krausim, nes, nu, austrai. Pamatė, kad filmuoju jau nepatenkinti veidai, bet kažkiek pasistengsiu, kiek galėsiu. Galų gale vyksta pasikrovimas. Visko jam reikia, leidimų, mašinos, dokumentų, paso, teisių, dieve mano, kiek dokumentacijos. Nemėgstu tokių pakrovimų, rodos čia viskas greitai turi būti, bet va taip. Tai va, to įstatysim, dedu telefoną į kišenę ir bėgu ryštis. Samarai gauti viskas, pasikrovėm, kol uždėjom tentą, kol jie visus leidimus patikrino, kol viską, dieve, kiek ilgai užtruko pasikrovimas. Užkrauta, surišta, abejoju, kad tentas datrauks iki Lietuvos, nu, bet ir dar palėtukė va tokia viena. Ar įrašė palėti man? Ratos įrašė. Tai va, visio, namo. Labas rytas. Trečiadienio rytas ir mes jau Čekijoje, galima sakyti jau Lenkijoje. Mums tebeliko apie 15 km iki Lenkijos, nes Lenkijos pasienyje vakar per 10 valandų prašokom apie 800 km, labai darbinga diena vakar buvo. Šiandien bandysim įveikti Lenkiją, bet su tokiu svoriu gan sunkuoka. Šiandien dalėksim, galvoju, kažkur iki Augustovo, Belstoko, Lomžos. Žiūrėsim, kaip kelias eisis. Su kroviniu viskas tvarkoj. Su Valdimarka rodas irgi. Tai atsigeriam kavos, judam link namų. Nu ką, štai kelią. Taip, mes Lietuvoj pilam, nektarą. Jau davažiavom. Net beveik tentas išsilaikė. Biški išlindo tik tais mediena. Biški suplyšo vis dėlto, bet šiaip pilnai krovinys visai neblogai stovi, tik kad biški apiplyšo tentas, nu bet nieko nepadarysi, tentas yra tentas, jie skaityk vienkartiniai. Tai va, pilam kūrą ir lekiam iki aikštelės, rytoj anksti ryte iki Vilniaus. Tai jau beveik namuose galima skaityti. Ką šaika, atvažiavom mes į nusikrovimą, bet čia tai katastrofa. Kaip man čia reikės pravažiuoti, net dabar neįsivaizduoju. Aš tikiuosi, kad nieko aš čia nepaliksiu. Ir kamera nemato turbūt, bet duobės čia pipėts kokios. Bandom pakelt tralą, nes čia katastrofa, kas daros. Kažkiek pakėlėm. Čia, nežinau, kamera tikrai neperduoda. Kas čia darosi? Pilotas važiuoja iš galo, čia turbūt bačkas atvažiavo. Eina nafig, koks čia kelias. Čia, nu, tiesiog katastrofa. Fūrus važiuoja kabina, dugnu. Lengvykių belenkiek, mokomieji čia važinėja. Va, mokomasis ten užstrigo ar ką, blėt, negali pravažiuoti. O man reikia van ten, kur ta fūra kažkaip. Ką šakelė, viso, mes atvažiavom, kranas stovi, tentas numestas, kaip ir reiso pabaiga, tai man dar iš čia reikia išvažiuoti kažkaip. Viena žvaigždžių duobės ten konkrečios, valandą važiavau 100 metrų. Dieve, koks kelias blogas. Tai va toks vlogelis jums išėjo, kaip visada, laiko prašau, subscribe, blėt, nu pasiekit kanalą. Davai, 5000 sekėjų surinkam, daugį peržiūrų turim, o kodėl nesubscribinat? Bus, blėt, mums maloniau ir jums bus gerai, matysit visą laiką naujas serijas.
Tai tiek žinių, taip, toks reisiukas ir gavosi, kiek mes čia 7-8 dienas buvom, pravažiavom be 4200 km, stovėjom porą parų. Be reikalo dabar Boružėlė važiuoja į Skubą tralui keis kaladėlės, o aš ilsėtis, filmuot purvinus ratus. Все, Šaika, visiems dėkui už dėmesį, ate, visus apkabinu ir nepamirštam subscribe, bliat, į kamerą žiūrėk, subscribe nepamirštam. Žiūrėk!